pulsime visi, reik šiukšles nupirkt ir Vilnių nusipirkt, ko lauki gaidį, juk pinigų turi, taryboje esi, visus papirkt gali. Pameluok, išsigink, apsišikęs Lukiškės sėdin. Esam šaunūs debilai, Rolandas Paksas ir mum pavyzdys. Juk mes esam kaimo kaziolai ir kiekvienas esame gaidys. Mes esame paksistai, mes elkos ir fašistai. Latvių gatvei mums sumoka, o kas netiki yra ožys. Homofobai ir turniai su šūdinais kostiumais keliaujam ir šikam, mes nemenkais atstumais. Paleckį prijaukinom, nuo šūdų net ištinom ir Imbrasą išperdę mes Vilnių sunaikinom. Laisvame laikrašty paskaityk, ką rašom berašty. Esam šaunūs debilai, Rolandas Paksas ir mum pavyzdys. Juk mes esam kaimo kaziolai ir kiekvienas esame gaidys. Mes murzos nebrendylai, latentiniai pidrylai, mes rudi antisemitai, būk ir tu mūsų partijos narys. Pasiaiškinom situaciją, nurašėm į nesusipratimus, į misunderstandingą, paspaudėm nekivaizdžiai viens kitam ranką. Oi, nu išlaužė ranką banditas! Išlaužė ranką banditas! Paksa geriausia, nes viską pas Dievą gali. Meluojam ir tvarkom ir meluojam, mūsų runkeliai balsuoja, mes šikam ir tapšnojam, subotinai veselkos, Paleckiai ir klumbiai, mes esame prasmirdę, runkeliai zombiai. Nusijeik, apsišik, komentarų selfie rašyk. Hey! Esam šaunūs debilai, Rolandas Paksas ir mum pavyzdys. Juk mes esam kaimo kaziolai ir kiekvienas esame gaidys. Mes mielą pamaišysim su lašeliu teisybės. Čia Gevaros kolūkiečiai mums paskolins rusiškos stiprybės. Vasario 15 dieną partija Tvarka ir Teisingumas iškėlė kandidatu prezidentą Rolandą Paksą. Ir nepaisant tarptautinių institucijų tokių kaip Europos žmogaus teisių teismas arba Jungtinių tautų organizacija, kuri vienareikšmiškai pasisakė, jog prezidentas turi būti atstatytos teisės prezidentui Rolandui Paksui, vis dėlto jo nebuvo prileista prie rinkimų. Taigi mūsų nuomonė, Lietuvoje nevyksta laisvi ir demokratiniai rinkimai. Ir